amerikiečių vidutinės dirbančios liaudies žmonės nebeturi tokių lūkesčių, kaip jie kažkada turėdavo. Galima sakyti, kalbama, kad yra pirma karta Amerikoje, kai tėvai nesitikė, kad jų vaikai gyvens geriau už juos. Iš tikrųjų, jie tikisi, kad jų vaikam bus sunkiau, negu jiem buvo. Taip pat globalizacijos tie lūkesčiai gal ne visiems buvo pateisinti Amerikoje. Amerikos miestai labai yra pasikeitę šiandieną. Vėlgi nuo narkotikų iki žmonių gyvenantys be būsto, tiesiog gyvenantys palapinėse, gatvėse. Tai yra tikrai dažnas vaizdas didžiuosiuose Amerikos miestuose. Tai atsižvelgiant vėl ir sudėtinga geopolitinė situacija, kai Amerika jau nebėra ta supergalia, kuri gali primesti savo valią skirtingom pasaulio šalim. Nebekalbame ir apie demokratijos sklaidą šiandieną, nebėra tokių lūkesčių, kad pasaulis visas keisis ir panašės į Ameriką. Ta valstybės taps demokratiškos, kapitalistinės, visos tos problemos, galima sakyti, su kuria susideda Amerika ir išoriai, ir viduje, iš tikrųjų kelia tam tuos gilius klausimus.